Aušra, va dabar jau prasidėjo įrašas. Labą dieną. Pradedame viešą susirinkimą, kuriame visuomenė bus informuojama apie daugiabučio gyvenamojo namo Lūšių 20 Vilniuje statybos projektinius pasiūlymus. Prisistatysiu, aš esu advokatų kontoros Sorainen advokatė Aušra Mudėnaitė, esu statytojo įgaliota atstovė paskirta šio susirinkimo pirmininkė. Prie šio susirinkimo prisijungęs mano kolega teisininkas Ainius Pikūnas bus šio susirinkimo sekretorius. Susirinkime taip pat dalyvauja projektuotojo UAB Vyšniausko architektūros dirbtuvės atstovė, architektė, projekto dalies vadovė Agnė Bulkevičiūtė, kuri ir pristatys viešinamus projektinius pasiūlymus. Taip pat susirinkime, kaip suprantu, dalyvauja ir statytojo atstovai. Gal galėtumėte prisistatyti Lūšių 20. Labą dieną, aš Agnė Bulkevičiūtė, projekto dalies vadovė. O dabar laukiam Raimundas, gal turėtų. Ar Raimundą turime? Labą dieną, esu Raimundas Stanišauskas, statytojo Lūšių 20 įgaliotas atstovas. Aš atsiprašau, kad nepristačiau, bet man nerodė viso dalyvių sąrašo iš karto. Tai pratęskime. Visus kitus prie šio nuotolinio susirinkimo prisijungusius suinteresuotus visuomenės atstovus prašytume užsiregistruoti. Tai galima padaryti nurodant savo vardą, pavardę, atstovaujamą organizaciją, jeigu jūs veikiate juridinio asmens arba įgaliotojo fizinio asmens vardu, tai ką atstovaujate, taip pat kontaktinius duomenis, kuriais tikėtumėtės gauti atsakymą tuo atveju, jeigu teikiate pasiūlymą, tai yra elektroninio pašto adresą arba įprastinio pašto adresą, priklausomai nuo to, kokią formą pageidaujate gauti pasiūlymus. Tai kaip ir minėjau, savo duomenis galima nurodyti šios transliacijos pokalbių lange, o jeigu pageidaujate, kad jie nebūtų matomi kitiem viešinimo dalyviams, galite atsiųsti tuo pačiu elektroninio pašto adresu, kuris buvo skelbiamas savivaldybės puslapyje ir infostatybos skelbime apie projektinių pasiūlymų viešinimą, tai yra agne@archd.lt. Toliau trumpai pristatysiu susirinkimo eigą. Agnė Bulkevičiūtė pristatys parengtus ir prieš susirinkimą viešai paskelbtus projektinius pasiūlymus, jų sprendinius, kaip šie projektiniai pasiūlymai yra viešinami pakartotinai, todėl trumpai bus aptariami ir atsakymai į pakomentuota, kodėl vyksta pakartotinis viešinimas, kaip atsižvelgta arba kokiais argumentais neatsižvelgta į ankstesnėme viešinime gautas pastabas. Vėliau bus pristatyti prieš šį susirinkimą gautos pastabos, pasiūlymai dėl viešinamų projektinių pasiūlymų. Turime vieną dokumentą gautą šiandien prieš susirinkimo pradžią, jis bus pristatytas ir bus į jį atsakyta. Vėliau visi šio susirinkimo dalyviai galės pateikti pasiūlymus, užduoti klausimus tiek žodžiu, tiek raštu, transliacijos chat lange. Taip pat norime informuoti, kad šio susirinkimo metu yra daromas garso ir vaizdo įrašas.
nes to reikalauja teisės aktai reguliuojantis visuomenės informavimo apie numatomų statinių projektavimą. Įrašas bus talpinamas į informacinės sistemas, kuriuose privalo būti teikiami duomenys apie atliktą projektinių pasiūlymų viešinimą. Jūsų asmens duomenys, kurie bus nurodyti registruojantis į šį susirinkimą, arba tie, kuriuos nurodysite pasisakymo metu, prisistatydami, tvarkomi pagal projektavimo įmonės patvirtintas asmens duomenų politiką. Jeigu pageidausite šią politiką, galėsime atsiųsti jums paštu susipažinti. Šios politikos esmė yra tai, kad jūsų duomenys tvarkomi tik įgyvendinti projektuotojams privalomus teisės aktų reikalavimus, projektinių pasiūlymų viešinimu ir atsakymų visuomeniai pateikimu. Jokiais kitais tikslais šie duomenys nebus naudojami. Jeigu gausime naujų pasiūlymų šio susirinkimo metu ir negalėsime iš karto juos atsakyti, tai atsakymai, kaip minėjau, bus pateikti raštu per 5 darbo dienas nuo šio susirinkimo. To susirinkimo dalyvius, kurie nekalba, kviesčiau išsijungti mikrofoną, bet nefonuotų ir mes negirdėtume. Svarstymas yra detalio plano. Labai atsiprašau, prašytume išsijungti mikrofoną. Vieno sklypo. Nu, kažkas, matyt, aš turėsiu užmūtinti tos žmonės, kurie patys to nepavyksta jam matyt padaryti. Turbūt, kad taip. Ir tuo įžanginės pastabas baigiu. Kviečiu architektą, projekto dalies vadovę Agnę Balkevičiūtę pristatyti projektinių pasiūlymų sprendinius. Labą dieną. Esu darbuotoja Vyšniausko architekto dirbtuvių, projekto dalies vadovė šiam projektui Agnė Balkevičiūtė. Ir kaip Aušra Mudėnaitė minėjo, viešinama pakartotinai antrą kartą. Ir pastabos buvo tikrai ne viena, bet ta vienintelė, dėl kurios buvo atmesti šitie pasiūlymai, buvo pirma pastaba, kad mūsų visuomenės informavimas dėl vienos neteisingai pateiktos vizualizacijos buvo pripažintas klaidinančiu. Dėl to mes viešiname šį projektą iš naujo. Iš tikrųjų, ten vienoje iš 5 vizualizatorius nesuprato sklypo ribos labai nežymiai ir taip, kad net mes nepastebėjom ir nepataisėm. Tai va, dėl savo pačių kaltės turime viešinti šį projektą iš naujo. Taigi, pradedame nuo bendros situacijos vertinimo ir turime kvartalo numeris SL3, teritorijos naudojimo tipas, funkcinės zonos tipas yra miesto dalies centro zona, teritorijos naudojimas mišri centro, mišri gyvenamoji, paslaugų, socialinės infrastruktūros teritorijos. Žemės paskirtis kita. Ir žemės naudojimo būdas daugiabučių gyvenamųjų namų, gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. Taip pat dar žiūrėjom gamtinio karkaso nuostatų reikalavimas, jis mums netaikoma, šlaitų čia nėra. Geomorfologinio gamtinio karkaso elementų taip pat, kadangi nereikia taikyti sausaslinio apsaugos ir tvarkinio reglamento, nes tų sausaslinių čia ir nėra. Ir taigi tada apie pačią teritoriją mūsų. Teritorija yra žvėryno pakraštys ir vyrauja čia 2 pagrindiniai gyvenamosios statybos tipai, kaip žinote ir matote. Tai yra mažaaukštė medinė statyba ir daugiaaukštė nauja mūrinė statyba, kuri prasidėjo dar sovietiniais laikais, kada išilgai Paribio gatvės buvo pastatyta ten 5-6 aukštų namų linija. Aišku, nebūdinga šitai vietai visiškai. Ir matome daug ir visokių mažų pastatėlių ir vyraujantis aukštis šitoj teritorijoje yra nuo 1-2 aukštų vienbučių, dvibučių gyvenamųjų namų iki
iki net buvom radę ir 8 aukštų ten toliau komercinių daugiabučių pastatų. Ir visa šita zona išliko tokia multifunkcinė, daugiafunkcinė, bet pagrinde vyraujanti yra gyvenamoji statyba. Sklype nėra kultūros paveldo objektų, nors šita teritorija ir mūsų nagrinėjamas sklypas patenka į vizualinės saugos pozonį. Tik kad iš tam tikrų tų kritinių taškų šita mūsų pastatas, kiek žiūrėjome, jis nebus matomas. Taip pat nagrinėjame toliau, žiūrime ir nagrinėjame dviračių ir pėsčiųjų takų situaciją. Tai čia buvo projektas papildytas schemomis, kaip prašė savivaldybės atstovai. Iš šitos schemos mes matome, kad išnagrinėję, kad sklype nėra numatyta kažkokių miesto tarp rajoninių ar magistralinių dviračio trasų, pro mus jos neis, jos visur aplinkui. Ir taip pat buvo dar kitas punktas atsižvelgti į esamas aplink ugdymo įstaigas ir jų poreikį. Tai jos čia taip pat žaliais taškais pažymėtos ir padarėme šiek tiek tikslesnę schemą. Ir tikslesnėj schemoj matome, kad šitos ugdymo įstaigos išsidėstę maždaug 3,5–550 metrų atstumu. Tai yra ir vaikų darželis, ir pora gimnazijų, ir progimnazijos 2 skyriai. Taip, tada toliau mes turbūt judėtume apie pastato visą komponavimą ir dar tiesiog norėjau šiek tiek priartinti arčiau. Atsiprašau, gal nelabai matosi ryškiai. Priartinu arčiau. Čia buvo irgi tokia mūsų padaryta schema. Štai kur mūsų nagrinėjamas sklypas ir aplink sužymėti daugiabučiai namai ir vienbučiai gyvenamieji namai. Ir parodytas jų aukštų skaičius, adresas ir aukštingumas. Tai dabar iš tikrųjų norėčiau trumpai aptarti pastato rodiklius. Reiškia, apskritai šitas projektas buvo ruošti projektiniai pasiūlymai remiantis ir bendruoju planu, ir detaliuoju planu, kuriam suderinimas gautas šių metų pradžioje, ir taip pat, aišku, Vilniaus miesto savivaldybės projektavimo sąlygomis išduotomis. Reiškia, kaip minėjau, pagal bendrojo plano rodiklius intensyvumas yra nuo 1,3 iki 1,6 šitoj teritorijoje. Mes pasirinkome praktiškai patį mažiausią. Užstatymo, reiškia, visoje teritorijoje užstatymo tankis yra iki 80, mums detalus pagal detalųjį planą rodiklis yra 50, mes užstatome 43,5. Ir pagal, reiškia, kadangi mūsų sklypas pateko į gamtinio karkaso teritoriją, tai daugiabučių šitą mes turėjome daryti ne 30 kaip priklausomų želdynų plotą, o plus 10%, tai viso 40%. Čia matote pateiktą pastato bendras plotas, tai 2828 kvadratai, požeminis sudaro 9,5 kvadratų, antžeminis 1878 beveik. Išskirta naudingas arba pagrindinis pastato plotas, tai yra butų ir komercinių patalpų, butų skaičius 24. Jeigu bus įdomu, galėsiu paskui pateikti
kiek yra 2, kiek 3 kambarių, kiek 4. Pastato aukštų skaičius 5 aukštai, nors pagal reiškia, irgi vyraujantį užstatymą buvo 7, kaip bendram plane parašyta vyraujantis, bet, vis tiek derinant detalų, buvo priimtas optimalus, turbūt visas pusės tenkinantis aukštų skaičius 5. Pastato aukštį mes irgi išlaikėme 16 metrų, neaukštindami patalpų būtų, laikydamėsi normatyvų, nors pagal detalų irgi turime metrą rezervę. Ir dabar aš noriu paaiškinti, kodėl būtent tie 16 metrų, į ką mes atsižvelgiam. Noriu parodyti tada gatvės išklotinę, kurią turbūt jau matėte ir praeitame viešinime. Tai tiesiog mes parodome, kad mūsų pastatas neviršyje gretimai esančio daugiabučio, kuris sąrašuose jis eina kaip 4 aukštų daugiabutis, bet jis yra tokio pačio aukščio, netgi kažkiek tai žemesnis už tą per vieną sklypą esantį pastatą. Taip pat čia irgi jau vadovaujantis architektūros urbanistikos taisyklėmis, mes atsižvelgiame į tokį, kaip pasakyti, pasiūlymą, kad kaip pasakyti, gatvės erdvės plotis tai turimas ne tarp sklypo, ne pačios gatvės, bet nuo vieno pastato karnizo aukščio iki čia gretimai esamo pastato karnizo aukščio, kad optimalus centriniai zonai šitas yra 1:1. Tai realiai galite pasimatuoti, šitas atstumas nuo mūsų, kai mes projektuojame pastatą 3 metrus atitraukia nuo sklypo ribos, iki kitoj gatvės pusėje esančio pastato ir yra tie apie 16 metrų. Tikrai, tai galima pamatuoti ir čia jau nesumeluosiu smarkiai. Tai čia toks, kaip vadinamas vizualinis koridorius, kur žmogaus neužgožia tas pastatų aukštis, nes jis nėra aukštesnis už šitą plotį. O turint omeny, kad mūsų pastatas dar ir jo viršutiniai aukštai yra sumažinti ir atitraukti, tai iš žmogaus mastelio tai susivokia tas pastatas mažesnis negu 5 aukštų. Ir dabar buvo, kadangi irgi, kaip minėjo Aušra, kad mes turime įtraukti ir atsakymus į prieš tai buvusias pastabas, tai realiai mes siuntėme savivaldybei siūlymus dėl tų viršutinių aukštų mažinimo. Mes siuntėme savivaldybei tuos siūlymus, bet patraukus ten 1,5 metrų ir žiūrint, nebuvo jokio matomo poveikio žiūrint į tą dalyką. Ir tada tiesiog savivaldybė mums paprašė padaryti, taip sakant, būsimas galimas šio kvartalo vizijas, kurios yra, noriu pabrėžti, tikrai jos nėra kažkokios privalomos, tai yra mūsų architektų grupės matymas ir supratimas, kaip galėtų vystytis šita teritorija. Nes, kaip ir turbūt irgi daug kas žinome, kad pagal buvusio miesto vyriausio architekto taisyklės, ta pirmoji taisyklė yra, kad gerbti kontekstą, bet jeigu reikia, atsakingai jį keisti. Nes mes manome, kad tas keitimas yra tikslingas, kadangi struktūra yra tobulintina ir transformuotina tikrai. Tai mes ir pažymėtas mūsų pastatas ir pilkai pažymėti esami pastatai užstatymas, esamas užstatymas, o reiškia balta spalva, tai čia
kairėje, tiksliau dešinėje pusėje matome projektinius kitų architektų pasiūlymus, o va čia mes jau rodėme savo tą vadinamą viziją. Tai kaip ir, kadangi ir mūsų nagrinėjamas pastatas projektuojamas, jis suprojektuotas lūšių 20, tai yra 2 sklypai apjungus lūšių 18 ir lūšių 20. Tai tokiu principu mes žiūrėjome ir į visas gretimas teritorijas, kiek įmanoma, kad vis tiek, kad ir išlaikyti, įjungėme ir, kaip sakant, tą vadinamą kairįjį krantą Narbuto gatvės, žiūrint iš šitos pusės, ir bandėme formuoti panašias struktūras. Ne palei Narbuto gatvę, atsitraukiant kiek įmanoma nuo jos tokiais kampais. Tai mūsų pasiūlymas ir matymas šitos teritorijos transformacijos būtų tokio pobūdžio. Nes mes nesuardome kažkokių funkcinių ryšių esamų. Ir ta urbanistinė struktūra, žiūrint mūsų akimis, jinai darosi vientisesnė šitos teritorijos. Taip, ką dabar galima paminėti, tada galbūt pereinant prie namo ir toliau aptariant planinę schemą ir taip pat įtraukiant turimas pastabas. Tai va, dėl želdinimo, dėl sklypo želdinimo, tai mes turime implementuoti tuos 40% ir su ta, kad išlaikyti tą sąlygą, mes turėjome leisti parkingą metrų žemiau, negu būtų galima optimalios statybos atveju. Ir nuleidę metrų žemiau, mes turime dirvožemio tą sluoksnį 1 metrą, kuriam pagal naujosius STR taisyklės, pagal naują STR jau tai nesiskaičiuoja kaip 1 prie vieneto. Čia irgi buvo viena iš pastabų, kad mes turim jau į naują priklausomų želdynų normų skaičiavimą atsižvelgti. Šita visa zona traktuojama kaip taikant koeficientą 0,9. Tai aš ir buvau taip susirašius, kad reiškia, matome, žydras yra užstatymo, meluoju, žydras yra antžeminio užstatymo riba. Yra juodas punktyras, kas yra rūsio užstatymo riba. Mūsų rūsio. Čia sutampa su pastatu, čia visur kitur su pandusu, o visur kitur jau išlenda už mūsų projektuojamo pastato ribų. Tai mes turėjome, kad šita jau plotas, kur netaikomas koeficientas, yra apie 210, tada visas šitas plotas pritaikius koeficientą mes turime 340 apie kvadratų, ir kadangi mums dar trūko ten 10-12 kvadratų, tai papildomai pataisytas įtrauktas brėžinys, tai yra 4 aukšto terasos. Kadangi mes čia galime įrengti tokius ir kaip atskirimo nuo butų ir šiek tiek palei perimetrą vazonus, gylis nemažesnis kaip 0,5 metro, ir tada mes galime taikyti 0,6 koeficientą ir taip gauti tuos trūkstamą želdynų plotą, kad įgalinti tą 40%. Tai dar turbūt nepažymėjau, neakcentavau turbūt, reiškia, buvo skaičiuotas pastato aukštis nuo esamos altitudės. Tai čia tik tai, jeigu žiūrėjote šitą brėžinį, čia tik padaryta, kad nenurodyti ne 6, o 7 taškai. Truputį daugiau ir gauta altitudė vidutinė sklypo paviršiaus esamo, ir tada įvertinus, reiškia, projektuojamo pastato viršaus altitudę ir atėmus šią altitudę, mes ir turime tą 16 metrų mūsų pastatą. Bet tikrai mes čia nieko nesusukom. O nulio altitudė netgi yra šiek tiek aukštesnė, 10 centimetrų, tai
kaip žinome, vis tiek kažkur tai 10-20 cm ribose jinai gali kisti projekto metu. Toliau netempiant labai, tada atsitraukimų schema taip pat duota. Kuo norėta parodyti, galite pasitikrinti, kad visi atsitraukimai, skaičiuojant pagal formulę, yra išlaikyti. Taip pat tiek pačio pastato, tiek jų viršutinių aukštų. Turime žinoma aikšteles. Čia aš gal šiek tiek pasikartosiu dar irgi iš praeito viešinimo, kad kodėl mes pastatą statėme tokią kryptim, taip sakant, o ne atvirkščiai. Tai ir buvo, kad aiškinamajame rašte tai buvo aprašyta, kad šiuo atveju mes tarsi suskaidome tą laisvąją erdvę, kurią galėtumėm turėti į dvi mažesnės. Ir vaikų žaidimo aikštelė turi kur kas mažesnę insoliaciją, mūsų paskaičiuota kompiuterinė programa, taip pat jinai ir prie langų priartėja, ir prie panduso priartėja, kas nėra labai gerai. Ir todėl mes pasirinkome šitą komponavimo būdą. Aikštelė nutolinta į sklypo vakarinę dalį maksimaliai, tada turime čia zoną ir žmonėm išeiti, kažkokią pievelę ir taip pat terasų galimybė daug jaukesnė tiem žmonėm pirmo aukšto gyventojam būtų. Ir tada parkavimas, jeigu tada prabėgant greitai planus, mes turime 31 vietą, kas atitinka, kas pilnai, taip sakant, atitinka reikalavimus, nes butam reiktų 24 vietų, o komercijai įvertinus jos pagrindinį plotą reiktų 6 vietų. Tai viso gautumėm 30 vietų ir kadangi dar šitai zonai taikomas koeficientas kaip centriniai daliai 0,5, tai realiai mums pakaktų ir 15 parkavimo vietų, bet mes žinome, kaip gretimų sklypus tada gyventojai puola protestuoti prieš tokius dalykus. Jeigu tik nebūna vienas prie vieno ir jų pagrindinis ir pikčiausias argumentas būna, kad jūs užgrūsite gatvę ir čia bus neįmanoma tiesiog. Tai mes padarėme taip, kad būtų įmanoma, mes maksimaliai išnaudojame parkingo tada galimą plotą ir sudedame ten ir visus reikiamus automobilius, kiekvienam būtui po automobilį, visas reikiamas techninės patalpas, šiukšlių atliekų patalpą ir dviračių saugyklą. Taip pat turime pirmą aukštą, tai kaip minėjau, palei pirmą aukšto, palei Lūšių gatvę numatomės komercinės patalpos, o gilumoje numatyti butai. Ir čia irgi buvo viena iš savivaldybės pastabų, kad mes turėtumėm daryti šitas patalpas 3,5 metro aukščių, bet mūsų nuomonė ir pasinagrinėjus, kaip sakant, ir rekomendacijas, ir STR-us, tai mes puikiai matome, kad komerciniam patalpom. Žinok, labai svarbu, aš turiu klausytis. Atsiprašau, kažkas tai neišjungęs mikrofoną. Ar jau galiu kalbėti toliau? Matau, kad galiu. Tai va, tai reiškia, savivaldybė ir jos sąlygose ir pastaboje buvo, kad kodėl jūs nedarote tų komercinių patalpų 3,5 metro. Tai mes žinoma galime padaryti ir mums negaila, bet mūsų pastatas dar paaukštėja dar 0,5 metro tada. Taip sakant, visi aplinkiniai gyventojai ir bendrijos, kadangi jau taip turėjome pastabą, kad jiem 5 aukštai atrodo per daug ir 16 metrų yra pertekliniai, tai mes siūlome ir ketiname to nedaryti, nes pagal STR administraciniam patalpom ir komerciniam pakanka 3 metrų aukščio, mes turim 30,
o savivaldybės, tai yra tos architektūros urbanistikos taisyklės, yra rekomendacinio pobūdžio. Tai mes šiuo atveju laikomės STR-o. Juo labiau, kad kadangi tai yra, šita Lūšių gatvė yra netgi ne C kategorijos, o D2, tai yra akligatvis. Ir čia užsakovas, jeigu norėtų, jis netgi galėtų įrengti ir butus, nebūtinai komerciją, bet, tada, taip sakant, aišku, čia su infrastruktūros paramos sutartim ir samatom kiti dalykai. Bet čia ne projektuotojų reikalas. Tai čia mano toks paaiškinimas, kodėl mes palikome tos 30 ir nekėlėme pastato aukščio dar 0,5 metro. 40 centimetrų. Taip, tai planus čia turbūt greitai prabėgom. Kiekvienam aukšte, antram ir trečiam yra po 8 butus, laiptinė, liftas. Viršutiniai aukštai 4 ir 5, tai yra butai per 2 aukštus. Ir viso yra 5 butai 4 ir 5 aukšte kartu sudėjus. Jie turi terasas, jie turi balkonus po vieną. Ir be abejo, gaisriniai visi dalykai įvykdyti ir išlaikyti. Tai yra išlipimas ant stogo per liuką 80x80, taip pat langai turi tą šviesduobę, taip sakant, oro lauko. Ir atstumų mes irgi gal nepaminėjau, bet atstumų mes taip pat laikomės nuo pastatų. Reiškia, nuo šito pastato mes laikome privalomą gaisrinį atstumą 6 metrai. O čia šiaip neparodyta, nes topo neužgrėbė, bet ten irgi yra privalomas atstumas išlaikytas. Ir tada, kaip ir pastabas, turbūt visas esminės aptarėme. Fasado, dar šiek tiek apie fasadą, kad irgi vadovaujantis architektūros taisyklėm, mes siūlome natūralias medžiagas, tai yra natūralaus betono plokštė ir iš skardos plokštė, tai yra kortenas, rūdinta skarda. Be abejo, stiklo turėklai. Ką tokio čia dar paminėti? Stikliniai turėklai, gal, kurie mažiausiai kristų į akis. Čia fasadai ventiliuojami, tvarkingi. Ir tai tiek turbūt būtų. Čia yra paskutinį rodau tą vizualizaciją, dėl kurios mes turėjome viešinti projektą iš naujo, nes man atrodo, šita riba vizualizatoriaus buvo kažkur ties šitų namo stogelių kažkodėl tai nutraukta, kiek pamenu. Tai tiek tų pokyčių ir tiek apibendrinimų. Ačiū. Dėkoju, Agnei. Ir toliau mes turėtume pristatyti iki susirinkimo raštu gautus interesuotos visuomenės atstovų pasiūlymus. Tai šiandieną pirmoje dienos pusėje yra gautas juridinio asmens Vilniaus Miglos gatvės gyventojų asociacijos pasiūlymas, kurį perskaitysiu. Pasiūlyme rašoma, kadangi svarstymui pateikti projektiniai pasiūlymai praktiškai atkartoja tuos pačius projektinius pasiūlymus, kurie buvo pristatyti 2023 m. kovo 22 dienos viešame posėdėje, tai yra daugiabučio projektas paliktas toks pat, tik keliose vietose medžiaga papildyta keliomis aprašymo pastraipomis bei pateiktos schemos su galimu perspektyviniu užstatymu, mūsų nuomonė ir pasiūlymai išlieka nepakitę. Nesuprantama, kodėl projektinių pasiūlymų autoriai visiškai neatsižvelgia į Vilniaus miesto vyriausiojo architekto pastabas, koreguoti viršutinio aukšto architektūrinę išraišką ir kompoziciją bei švelninti vizualinį poveikį aplinkai. Projektinių pasiūlymų rengimo užduoties 3.1 punkte
Parašyta, pastatas savo tūriu, fasado kompozicija privalo dėrėti prie konteksto, tačiau kartu turi būti šiuolaikiškas savo urbanistiniu sprendimu, architektūrinė raiška bei technologiniais sprendimais papildyti ir praturtinti miestovaizdžio charakterį. Atsižvelgti ir reaguoti į aplinkinio užstatymo aukštingumą, charakterį, proporcijas, mastelį, pastatų architektūrinė išraiška turi būti kontekstuali aplinkai. Citata baigėsi. Žemiau pateikiame fotofiksacijos, kurios parodo sklypų Lūšių gatvė 20 Vilniuje gretimų sklypų užstatymo aukštingumą, charakterį, proporcijas ir mastelį. Yra pateikiamos Gervių 13, Liepyno 34, Lūšių 22, Liepyno 30 ir Lūšių 16 pastatų fotonuotraukos. Toliau nurodoma pateiktuose pasiūlymuose štai kas. Kaip ir detaliojo plano sprendimų koregavimo etape, taip ir dabar norime atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad sklypai Lūšių 18 ir Lūšių 20 ribojasi su 1-2 aukštų privačiais namais, kurie nėra apgailėtinos būklės mediniai namai. Planuojamas 16 metrų 5 aukštų pastatas šiai vietai yra per didelis, jis ženkliai išsiskirs gretimų 1-2 aukštų 7-8 metrų aukščio privačių namų fone. Nesutinkame su rengėjo pozicija, kad teritorija neišvengiamai evoliucionuos kaip daugiabučių ir paslaugų teritorija. Jeigu naujas galiojantis bendrasis planas šiai teritorijai nebenumato G1 naudojimo būdų ir vienbučių, dvibučių namų užstatymo tipo, tai automatiškai dar nereiškia, kad teritorijoje esantis vienbučiai, dvibučiai namai turi būti griaunami ir jų vietoje statomi daugiabučiai, juk tai privati gyventojų nuosavybė, kurią gina įstatymas. 2023 m. sausio 13 buvo paviešinti gyvenamosios paskirties 2 butų pastato Liepyno 36. Toliau nurodomas ir kadastro numeris rekonstravimo ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų rekonstravimo ir griovimo projekto projektiniai pasiūlymai, kuriems Vilniaus miesto savivaldybė pritarė. Tai įrodo, kad Lūšių gatvė 20 sklypo gretimybėje atsiras ne daugiabutis, o dar vienas 2 butų pastatas. Projektinių pasiūlymų medžiagos paskutinėme lape pateikta vizualizacija, čia kalba eina apie tą pačią, kurią ką tik pabaigdama pristatymą rodė gerbiama Agnė, paaiškindama, kas toje vizualizacijoje yra patikslinta. Parodo, kaip planuojamas pastatas savo masteliu išsišoka iš konteksto. Remiantis išdėstytų, siūlome sumažinti planuojamo pastato aukštų skaičių iki 3 aukštų arba koreguoti viršutinių aukštų architektūrinę išraišką ir kompoziciją bei švelninti vizualinį poveikį aplinkai. Ir šios pasiūlymus pasirašė asociacijos vadovė. Tai statytojo ir projektuotojo vardu norėčiau trumpai atsakyti į šiuos gautus pasiūlymus susirinkimo metu, o išsamus motyvuotas atsakymas bus pateiktas jau po susirinkimo raštu per nustatytą terminą teisės aktų nustatytą tvarką. Tai atsakant į šios pastabas, mes norim pabrėžti, kad pakartotinai viešinami projektuojamo daugiabučio gyvenamojo namo projektiniai sprendiniai prieš šį pakartotinį viešinimą buvo derinami su Vilniaus miesto savivaldybe ir buvo derinami, tarkim, rodomi ir teikiami ne tik viešinami sprendiniai, bet ir keli kiti galimi variantai, kurie apima ir pastato tūrių santykio keitimą, to tūrių tarp 1, 3 ir 4, 5 aukštų perskirstimą, viršutinių aukštų architektūrinės išraiškos, kompozicijos keitimą, didesnį
viršutinės dalies atitraukimą nuo likusios pagrindinės pastato dalies perimetro. Taip pat kartu su savivaldybės atstovais buvo nagrinėtas ir urbanistinis kontekstas, sklypui taikomos detaliojo plano korektūros sprendiniai ir galų gale projektinius pasiūlymus leista viešinti tokius, kokius juos matome šiandien, tuo pačiu pateikiant ir galimas perspektyvinės šios funkcinės zonos vystymosi vizijas, kurias savivaldybės atstovai prieš leisdami šį pakartotinį viešinimą taip pat matė ir vertino. Ir rengiantis šiam viešinimui, modeliuojant įvairias kompozicijos alternatyvas, buvo konstatuota, kad didesnis viršutinio tūrio atitraukimas nuo 3 aukšto perimetro nepadeda pasiekti harmoningesnių sprendimų, negarantuoja aukštesnės architektūros kokybės ir dėl būtent šios priežasties yra leista rengti pakartotinį viešą svarstymą nepakeitus projektuojamo pastato architektūros. Įvairių kompozicinių alternatyvų analizė parodė, kad statytojo ir esamų kaimyninių namų gyventojų interesai yra geriau suderinami paliekant didesnę neužstatytą kiemo erdvę vakarų kryptimi, besiribojančią su tais sklypais, kurie dėl savo lokalizacijos kvartalo gilumoje arba prie pat jau esamų daugiabučių šalia Parimbio gatvės, dėl savo netaisyklingos, pavyzdžiui, trikampio formos, tikėtina ilgiau išliks esamo smulkesnio užstatymo mastelio ir į tokius sklypus orientuotos užstatymo dalis buvo siekiama jas atitraukti arba ne priartinti, o vėlgi taip pat buvo siekiama nepriartėti su 4-5 aukštų tūrių prie smulkesnio užstatymo liepyno 34-36, vėlgi nedaryti tos viršutinės dalies visiškai atkartojančios pastato perimetrą, tik tai atitrauktos per keletą metrų. Todėl statytojų ir projektuotojų vertinimo šiais pakartotinais viešinamais sprendiniais kaip tik ir yra reaguojama į urbanistinį kontekstą bei pripažįstama, kad bendrajame plane numatyti pokyčiai gali vykti skirtinga sparta, kad kurį laiką šioje funkcinėje zonoje užstatymas išliks mišrus ir būtent tomis kryptimis, kuriomis labiausiai tikėtinas tas smulkaus mastelio užstatymo tolesnis egzistavimas, projektuojami tūriai ir nebuvo artinami. Tuo pačiu mes norėtume akcentuoti, kad ta projektinių pasiūlymų rengimo užduoties nuostata, kad pastatų tūrių tarp 1, 3 ir 4, 5 aukštų santykis turi būti keičiamas, jinai visgi yra rekomendacinio pobūdžio, jinai yra išsakyta pačioje proceso pradžioje savivaldybės atstovams savomis akimis nemačius ir neįvertinus kitų galimų alternatyvų. Ir vėlgi tai, kad ta nuostata yra rekomendacinio pobūdžio, patvirtina ir tai, kad jinai visgi nėra tiesiogiai išplaukianti iš imperatyvių norminių reikalavimų. Jinai nėra susijusi su detaliojo plano korektūros reikalavimais. Detaliojo plano korektūra specialiai rengta
visai neseniai būtent šiai analizuojamai teritorijai, jinai nesuskaido pastatų statybos zonos į dalis, neišskiria skirtingo aukščio reglamentinių zonų ir tas pastato laiptavimas detaliajame plane nėra užkoduotas. Taip pat šis reikalavimas nėra susijęs su norminiu atstumu iki sklypo ribos laikymusi. Šie atstumai yra išlaikomi nuo visų su privačiais sklypais besiribojančių sklypo kraštinių, kaip kad ir rodė gerbiama Agnė savo pristatyme ir yra parodyta projektinių pasiūlymų medžiagoje. Vėlgi, PPRU rekomendacija nėra susijusi su insoliacijos normų laikymusi ir neišplaukia iš insoliacijos normų taikymo šiai teritorijai. Kaimyninių butų ir namų insoliacija esamais sprendiniais nėra pažeidžiama, o tarkim bet kokios kitos kompozicinės alternatyvos jos duoda blogesnį rezultatą tiek būsimo pastato gyventojams, vaikų žaidimo aikštelės naudotojams, tiek kai kurios ir kaimynams. Taip pat šie reikalavimai nėra susiję su gaisrinės saugos atstumų išlaikymu, nes šie atstumai yra išlaikomi. Taip pat ta rekomendacija keisti santykį tarp apatinio ir viršutinio tūrio nėra nulemta būtinybės mažinti detaliuoju planu leistą užstatymo intensyvumą. Pagal detaliojo plano korektūrą galimas realizuoti užstatymo intensyvumas yra 1,6, projektiniuose pasiūlymuose numatytas užstatymo intensyvumas yra 1,34, tai yra statytojas ir projektuotojas, tarkim, patys sąmoningai yra sumažinę ir nerealizuoja visos galimos vystymo apimties ir tai jau yra reagavimas į aplinką ir atsižvelgimas į kontekstą. Vėlgi į asociacijos pasiūlymą sumažinti planuojamo pastatų aukštų skaičių iki 3 aukštų mes negalime atsižvelgti visų pirma dėl to, kad toks pasiūlymas iš esmės daugiau negu per pusę keičia tą interesų balansą, kurį atspindi detaliojo plano korektūra. Patenkinus šį siūlymą nusibraukti 2 viršutinius aukštus būtų leidžiama realizuoti apie 40% tos vystymo galimybės, kuri yra užkoduota detaliojo plano korektūros sprendiniais. Ir savaime suprantama, kad tai pažeistų statytojo teisėtus lūkesčius, kurie susiformavo korektūros pagrindu. Jeigu statytojas būtų žinojęs, kad gali būti reikalaujama, tarkim, mažinti vystymo apimtis daugiau negu 2, apskritai abejotina, ar jisai tokią detaliojo plano korektūrą būtų inicijavęs, rengęs, finansavęs. Ir čia yra svarbu, kad mes kalbame ne apie kažkokį pasenusį dokumentą, po kurio parengimo būtų praėję dešimtmečiai ir urbanistinis kontekstas būtų pakitęs. Ne. Detaliojo plano korektūra yra visai neseniai šiemet patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas. Jį rengiant taip pat dalyvavo Miglos gatvės gyventojų asociacija ir teikė pasiūlymus. Ir
tie pasiūlymai buvo grindžiami esamų urbanistinių kontekstų. Detaliojo plano koregavimo sprendiniai jau atspindi to statytojo ir Miglos gatvės gyventojų asociacijos interesų derinimo rezultatą. Tai yra detaliojo plano korektūroje leistas pastatų aukštis yra 2 aukštais mažesnis už bendruoju planu leidžiamą foninį aukštį. Leistinas užstatymo tankis yra taip pat pagal bendrąjį planą 80, o čia turime 50%. Kaip ir minėjau, maksimali vystymo apimtis, ta antžeminių kvadratinių metrų bendro ploto skaičius yra paties projektuotojo ir statytojo valia, derinantis prie konteksto, derinantis prie kompozicinių reikalavimų, derinantis prie norminių reikalavimų, sumažinta apie 20% ir vietoj maksimaliai galimų 2241,6 kvadratinių metrų, kuriuos mes galėtume turėti prie intensyvumo 1,6, yra projektuojama 1877,8 kvadratiniai metrai antžeminio patalpų ploto. Todėl mes manome, kad detaliojo plano korektūra jau dabar atspindi statytojo ir visuomenės interesų balansą, o Miglos gatvės gyventojų asociacija iš esmės reikalauja nuo to balanso smarkiai nukrypti, nors nei urbanistinė situacija, nei teisinis reglamentavimas per tuos metus su trupučiu nuo tada, kai detalusis planas buvo derinamas, tikrinamas, nuo tvirtinimo dar net metai nepraėjo, kontekstas ir reglamentavimas nepakito, o tarkim tų pokyčių įgyvendinant detalų planą reikalaujama gana radikalių. Vėlgi, kaip ir detaliojo plano metu, taip ir dabar mes atsakydami į pasiūlymus mes sakome, kad nėra pagrįsta reikalauti, kad projektiniai pasiūlymai reaguotų vien tik tai į esamą kontekstą, kuris jau dabar yra mišrus. Ir, tarkim, tie 3 aukštai turbūt, kad būtų tas viduriukas tuo atveju, jeigu joks pokytis nebūtų bendrajame plane ir detaliajame plane užprogramuotas. Mes manome, kad planuojant ir projektuojant pastatą, kuris stovės dešimtmečius, jeigu neilgiau, yra būtina atsižvelgti ir į būsimą kontekstą ir tą kaitą, kuri yra nulemta bendro plano sprendinių. Statytojas ir projektuotojas sutinka, kad analizuojamoje funkcinėje zonoje dar ilgą laiką gali išlikti mišrus užstatymas, ypač kvartalo viduje esančiuose sklypuose, kurie gal mažiau patrauklus jų apjungimui, to perimetrinio užstatymo formavimui. Tačiau nėra jokio pagrindo teigti, kad vien dėl to, kad žemė ir esami statiniai yra privatūs, visoje funkcinėje zonoje jokie pokyčiai realybėje nevyks, vien dėl tų nuosavybės ir esamos būklės momentų. Ir aš kaip advokatė dirbanti nekilnojamo turto srityje iš savo patirties galiu pasakyti, kad šioje funkcinėje zonoje jau dabar rinkoje yra siūlomi privatūs sklypai su juose esančiais pastatais pardavimui, numatant tų sklypų jungimo, pardavimo kartu galimybę ir esu atstovavusi ir ne vienam potencialiam pirkėjui
analizavusi užstatymo galimybės tose sklypuose, kuriuose prie šių projektinių pasiūlymų pridedamoje urbanistinėje vizijoje Vyšniausko architektūros studijos architektai ir rodo tą būsimą potencialią kaitą, panašią į tą, kuri vyko kitoje Narbuto gatvės pusėje. O kalbant apie Miklos gatvės gyventojų asociacijos siūlymą koreguoti viršutinių aukštų architektūrinę išraišką ir kompoziciją bei švelninti vizualinį poveikį aplinkai, vėlgi į šį pasiūlymą negalime atsižvelgti dėl to, kad viena vertus jisai nėra pakankamai motyvuotas arba motyvuotas išskirtinai esamų kontekstų, neignoruojant būsimo konteksto elementą. Kita vertus, jokių konkrečių pasiūlymų, kaip tą kompoziciją keisti ir kaip tą vizualinį poveikį švelninti, nėra pateikiama. Ir vėlgi iš pasiūlymo iliustracijų į jį trauktų mes matome, kad didžiausią nepasitenkinimą sukėlė ta projekto vizualizacija, kurioje yra rodomas būsimo objekto vaizdas ne iš praeivio miestiečio įprasto apžvalgos taško, o iš paukščio skrydžio ar drono skrydžio, tarkim, iš tokios perspektyvos, iš kurios turbūt, kad į žvėryną ir aplinkinės teritorijas kasdienybėje niekas nežiūri. Ir būtent iš šios vizualizacijos gali susidaryti klaidingas įspūdis, jog viršutinė pastato dalis yra itin vizualiai dominuojanti. Tačiau ta vizualizacija yra skirta bendram urbanistinio audinio suvokimui, o ne realaus vizualinio poveikio įvertinimui iš tų perspektyvų, kurios yra aktualios miestiečių kasdienybėje, iš aplinkinių gatvių, iš aplinkinių kiemų. Ir būtent žvelgiant nuo žemės lygio, atitraukta viršutinė 4-5 aukšto dalis, jinai yra žymiai mažiau matoma, panašėja į antstatą. Žvelgiant iš žemės lygio, netgi sunku aiškiai identifikuoti, ar ten didesnio aukščio papildomas vienas aukštas, ar 2 aukštai. Vėlgi viršutinių aukštų pastumimas nuo apatinio pastato perimetro, išskirimas kita medžiaga, suskaido projektuojamo pastato mastelį, kažkiek prisitaiko prie aplinkinių pastatų mastelio, naudojamos medžiagos, natūralus betonas, profiliuotos rūdinto plieno plokštės yra natūralios medžiagos, rekomenduojamos 10 Vilniaus architektūros taisyklių. Todėl mes manome, kad tas pasiūlymas švelninti vizualinį poveikį, jisai iš dalies yra nepagristas dėl to, kad vizualinis poveikis sureikšminamas žvelgiant iš labai nebūdingų perspektyvų. Antra vertus, konkrečios keitimo priemonės nėra įvardintos, o tas priemonės, kurias išbandė projektuotojas ir statytojas ir teikia Vilniaus miesto savivaldybės specialistams, jos nebuvo įvertintos kaip geresnės ir tinkamesnės. Tai tiek būtų trumpas atsakymas į gautus pasiūlymus raštu. Galėčiau perskaityti pasiūlymus teikiamus
teikiamus chat lange. Iš karto noriu paklausti, ar susirinkimo dalyvės vardu Žydrūnas yra nurodęs savo kontaktinius duomenis elektroniniu paštu ar kažkaip, nes yra pateiktas, kad mes galėtume atsakyti ir raštu. Jeigu ne, tai prašytume nurodyti arba chat lange, arba elektroniniu paštu, kuris buvo viešintas. Taigi, teikiamas pasiūlymas, bet tas kabutėse antstatas viršutiniai aukštai išsiskiria iš bendro konteksto, iš bendro teritorijos konteksto, nes artimiausi namai turi tik po vieną antstatą viršutinį mažesnio perimetro aukštą, o jūsų sprendinys yra 2 viršutiniai mažesnio perimetro aukštai. Tokia pastato forma ir proporcijos išsiskiria iš aplinkos, todėl siūlytume pastatą mažinti 1 viršutiniu aukštu ir tokiu būdu pastatas taptų proporcingesnis ir labiau integruotųsi aplinkoje. Tai turbūt, kad kadangi pasiūlymas gautas jau susirinkimo metu, leiskite į jį atsakyti raštu, nebent Agnė norėtų iš karto šį pasiūlymą kažkaip plačiau pakomentuoti. Labai plačiai gal nekomentuosiu, bet tiesiog atsidariau va tą vizualizaciją, būtent kur iš žmogaus ūgio matosi. Ir, ką mes matome, jeigu mes nuimame šitą aukštą, tai mes turėsime labai keistą pastatą. Vat įsivaizduokit, nusipjauna šitas aukštas ir ten kažkas lygtai kyšo, lygtai kažkas nekyšo. Va čia jeigu žiūrint, ta prasme, suprantat, žmogus lankai dailės būrelius, kompozicijos nuo 1 klasės, baigė architektūrą 6 metus ir įsivaizduoja, kad turi kažkokį supratimą apie kompoziciją ir apie aukšto pjūvį, apie santykius, taip sakant, turiu omeny dalių santykius. Tai aš tikrai labai nesutikčiau su šituo teiginiu, kad pagerėtų statinio kompozicija nuėmus 5 aukštą. O jeigu dėl gretimybių, va čia irgi, jeigu mes žiūrim, tai čia yra 4 aukštai ir 1 aukšto viršus. Čia irgi turbūt 5 aukštai ir 1 aukšto viršus, ten kitoje Narbuto gatvės pusėje. Atsiprašau, bet jūs lyginat ne su gretimybėm, ten kitoje Narbuto pusės gatvėje, tai čia mes akcentuojame į gretutinybės. Tai ir galime dėti akcentą į šitą, o ne plėstis į tolimas teritorijas. Dėkui. Gerai, tai gretimybė turbūt tada yra šitas Lūšių pastatas. 24. O visiškai šalia tie pastatai, kodėl jie nėra lyginami, akcentuojami? Ačiū. O ką jūs vadinate, visiškai šalia yra vienbučiai, dvibučiai pastatai? Apie kokius jūs tada pastatus kalbate? Tai, ką mes matome vizualizacijoje, tai šitas iš vis 10 metų senumo jis yra 3 aukštų be jokio antstato. Tai jis realiai kontekste visam, tai jis netgi labiau primena šitus senuosius pastatus, sakyčiau, palei Paribio gatvę, negu kad Žvėryno architektūrą. Aš taip manyčiau. O tada į šalimais esančių reiktų turbūt įsijungti 3D. Į šitą mes tada viską atsakysime raštu, pagaisime. Taip, tada aš perskaitysiu irgi, kad nebūtų likę neaptarta ir nepaviešinta. Tai Miglos gatvės gyventojų asociacijos atstovė teikia chat lange vaizdus, vizualizacijos, kurie yra projektinių pasiūlymų pirmos bylos paskutinėme puslapyje, kur vėlgi, kaip mes ir minėjome, tai nėra įprastinis miestovaizdžio, tarkim, įprastinė perspektyva, iš kurios miestiečiai vertina miestovaizdį ir
ši vizualizacija nėra skirta pastato vizualiniam poveikiui suvokti, turbūt, kad mes siūlytume žiūrėti tas vizualizacijas, kurios rodo vaizdus iš žemės lygio. Taip, ir Žydrūnas nurodo, kad šios nuotraukos atskleidžia šio pastato vizualinę taršą kitų pastatų kontekste. Tai ačiū už nuomonę, atspindėsime protokole. Toliau Žydrūnas nurodo nuomonę dėl kvartalo pokyčio link bendrojo plano realizacijos dinamikos gali stipriai prasilenkti su realybe, todėl ši vizualinė tarša dar 10-20 metų gali gadinti bendrą vizualinį kontekstą. Todėl siūloma pastatą sužeminti vienu aukštu ir taip harmoningai įlieti šį pastatą į kvartalo vizualinį kontekstą. Tai dėkui už pasiūlymą, jo esmę supratome, dar kartą apsvarstysime su statytoju ir projektuotoju ir atsakysime. Taip, Mažvydas Misiūnas klausė, ar galima žodžiu užduoti klausimus. Taip, netrukus baigsiu skaityti čatą ir galėsim pereiti prie žodinių klausimų ir atsakymų. Agnė, prašau pakomentuoti, koks procentas numatomų želdinių būtų pasodinta normaliame grunte, o ne virš požeminio parkingo ar juolab vazonuose, terasose, kiek medžių augs tokiame grunte. Želdynai šioje rajono teritorijoje yra dalis apsaugos nuo triukšmo ir kitos taršos, sklindančios nuo Narbuto gatvės, todėl teikiamas projektas kelia susirūpinimą želdinių stoka. Tai gal paprašysiu gerbiamos Agnės pakomentuoti, nes pristatymo metu tikrai buvo įvardinta plotai ir želdynų, kurie yra ant pastato požeminės dalies ir plotai šalia jų. Galima dar kartą pakartoti. Vėlgi mes matome dabar ekrane apželdinimo, sklypo sutvarkymo brėžinį, kur medžių skaičiai ir rūšys taip pat yra nurodytos, tai perduodu Agnei žodį. Tai trumpai, kadangi matau, kad daug pakeltų rankų, tai trumpai reiškia nuo gretimo sklypo 22. Čia yra kaimynas pasisodinęs tujų sieną, tai mes čia už jau šito pagalbinio pastato tik tai sproglų krūmais neaukštais atsitveriam. Čia vaikų žaidimo aikšteles nuo šitų sandėliukų visokių medinių ir mūrinių mes atitveriam tujų tokią sienelę ir sodiname, reiškia, pačiam sklype jokių vertingų medžių nebuvo. Tai buvo, aišku, senos obelis, kurios irgi yra gražios, bet tai nėra saugotini medžiai. Ir mes sodiname, kol kas numatę esame 4 klevus. Vienas eina į tą tikrąjį gruntą, ne ant rūsio, o 3 yra parenkant klevus pagal šaknų sistemą, labiau horizontalią, ką pasiūlė arboristas, parenkami 3 klevai. Ir toliau mes želdiname kalninės pušis, kurios yra neaukštos, kalninės pušis, miskantai, hortenzijų krūmai. Priešais pastatą numatyta pasodinti irgi tokia šiek tiek aukštesnė paprastoji pušis. Ir manau, kad jau apželdinimu tai šitas sklypas tikrai nenukentėjo. O jeigu procentaliai, tai kaip minėjau, 2,10 yra tas, taip sakant, normalusis gruntas ne ant pertvankos. Tai čia yra, kiek čia, kad taip nesumeluot, turbūt apie 40%. Reiškia to viso želdyno 560, kuris yra privalomas pas mus pagal detalųjį planą. Tai tiek, o visą kitą turbūt raštu tada mes atsakysim. Taip, toliau turime pastabą raštu, kad projektinių pasiūlymų 26 puslapyje yra jūsų nurodomo pastato ribos peržengia realias aptariamo sklypo ribas. Tai iki galo nelabai suprantame,
į kurį brėžinį referuojama. Ar Ne, dabar aš čia dabar biški nelabai matau tuos puslapius, labai atsiprašau. Ai, va, matau, tuoj 26 minėjo, tuoj, 5. nes 26 čia yra su išklotinė. Taip, ir kas čia neramina, tada atsiprašau, galima pakartoti? Pastato ribos peržengia realias aptariamos sklypo ribas. O kodėl? Labą dieną. Gal įsijunkite mikrofoną, pakomentuokite savo pastatą. Tai jūsų projektuojamo pastato sklypo ribos peržengia kaimyninių pastatų, kuriuose yra įtraukiamas ir kaimyninis pastatas ir dar dalis kaimyninių liepyno kaimynų tvoros sklypo. Už tvoros dar jūsų. Ai, turit omeny, šiauriniai pusiai. va čia kažkur tai. Taip. Atsiprašau, pataisysim šitą. Bet, mato, čia yra tokia schema, čia nėra toks jau planas, kaip, va, tarkim, ant topo nuotraukos. Nes čia yra schema uždėta ant paveiksliuko. Taip, iš tiesų šita schema rodo, jinai nėra skirta griežtai. Bet sutinku, klaida. Sklypo plano sprendinius, jinai rodo Lūšių gatvės išklotinės vietą plane, tai yra per kurią gatvės ar užstatymo vieta yra pjauta ir rodyta išklotinė. Ir savaime suprantama, kad jokie sprendiniai į kaimyninių sklypų ribas neišeis, o šita schema, kad jinai neklaidintų ir nekeltų klausimus, bus patikslinta prieš teikiant projektinius pasiūlymus viešinimui. Taip, toliau turime klausimą, ar galite pakomentuoti, kaip pakeitus namo išdėstymą pagerės kaimyninių sklypų gyventojų gyvenimo kokybė. 16 puslapyje insoliacija dienos vidury Liepyno 34 sklypą uždengia beveik per pusę. Tai tiesą pasakius, normos reikalauja, kad situacija nepablogėtų labiau negu leidžia normos. Aš galiu pakomentuoti tada trumpai. Taip. Tai trumpai, kadangi tai yra miesto centrinė zona, tai kiekvienam pastatui, reiškia ir naujai statomam, ir gretimai seniesiams pastatam, turima būti išlaikoma norminė insoliacija. Norminė insoliacija pagal STR šitai teritorijai yra 1,5 valandos. Tai mes galime sumažinti gretimiem pastatam insoliaciją, bet nepažeisdami norminės. Tokie yra įstatymai, tokie jie buvo ir seniau. Ir čia nieks nepasikeitė, ir mes tikrai žiūrim šitų normų ir jų laikomės. Toks komentaras greituoju būdu. Taip, toliau, koks šiuo metu esamas pastato mastelis, manome, kad jis net paskutinėje teikiamo projekto vizualizacijoje neatitinka tikrovės. Tai pastato matmenis jūs matote ne tik vizualizacijose, bet ir pateikiamuose brėžiniuose, sklypo plano brėžiniuose, fasadų pjūvių brėžiniuose. Ir šie brėžiniai yra atlikti mastelyje ir taikydami bendrasias kartografijos mastelio taikymo taisyklės galite įvertinti. Daugelis matmenų yra nurodyti ir skaičiais pačiose brėžiniuose. Vizualizacijos yra rengtos profesionalių vizualizuotojų, kurie šios darbus vykdo ir privačiam, ir viešajam sektoriui. Mes nepastebėjome vaizdų nerealistiškumo ar netikroviškumo ir matyt, kad jeigu
norėtumėte šią pastabą labiau, tarkim, sulaukti konkretesnio atsakymo, tai ir matyt, kad pagrindimas turėtų būti detalesnis, kodėl jums atrodo, jog vizualizacijos neatitinka tikrovės ir yra netikroviškos. Taip. Tada turim nurodytą vieną adresą, kuriuo atsakyti. Sekantis klausimas, kodėl vaikų žaidimo aikštelė projektuojama arčiau gretimų sklypų, o ne projektuojamo pastato. Aikštelė nebus vieša, taigi būtų normalu ją kaip triukšmo šaltinį projektuoti arčiau pastatų, higienos normos tai leidžia, nebent jau gretimų sklypų gyventojai galės ją naudotis klaustukas. Aš tada trumpai pakomentuosiu, kad ar naudotis gretimų sklypų gyventojai galės, tai šito aš negaliu atsakyti, gal užsakovas gali atsakyti. O šitoj vietoje, kaip žinote, dabar stovi sandėliukų tokia tvora, sambrūzdis didelis, tai jau vien jie labai gerai nuo triukšmo apsaugos. O šiaip žiūrint, mes irgi normos leidžia, mes darome tai, ką leidžia normos. Normos leidžia mums atsitraukti po metrą su kietosiomis dangomis ir daryti žaidimo aikšteles. Ten yra ne tik vaikų žaidimo aikštelė, ten yra ir pagyvenusių žmonių vieta, poilsio ir kažkokio ir porą sporto įrenginių. Taip kad ir kol kas šita sandėliukų siena labai gerai saugo nuo triukšmo vaikų. Ir dėl tos galimybės ir leidimo naudotis vaikų žaidimo aikštele, tai turbūt, kad tas klausimas yra toksai, kurį galėtų atsakyti būsimi projektuojamo pastato gyventojai. Nes sklypas bus privatus, parduotas būsimų butų ir turtinių vienetų pirkėjams ir pagal tai, kokie santykiai susiklostys tarp kaimynų, kokia ta dvasia bendruomenėje bus, taip matyt ir spręsis tas klausimas dėl vieni kitų privačios nuosavybės naudojimo. Mes kaip statytojas tikrai neprieštarautume, jog bendruomenė gyventų draugiškai ir leistų vieni kitiems naudotis vieni kitų gėriais, bet vėlgi prisiminėti įsipareigojimus už būsimus savininkus, turbūt, kad nebūtų visiškai pagrįsta, juolab, kad ir savivaldybė akcentuoja tą viešų ir privačių erdvių atskyrimą ir į kaimynų vaikų žaidimo aikštelę reikėtų žiūrėti kaip į būsimą privatų kaimynų turtą. Taip, toliau teikiamas pasiūlymas, siūlyčiau aikštelę projektuoti arčiau pastato. Gal galima žodžiu klausimus taip pat? Tai vos tik nustosite rašyti raštu, perėsim prie klausimų žodžiu. O kodėl prioritetas chatui yra, o ne žodiniam klausimui? Kad nesusimaišytume ir kad būtų lengviau pirmininkauti. Tai ne aš pati savo pasirašau tos klausimus, bet man atrodo, kad jau chatas į pabaigą. Tai, kaip ir minėjau, aikštelės projektavimas arčiau pastato pasiūlymas užfiksuotas, atsakysime raštu, jeigu pasiūlymo teikėja yra nurodžiusi savo kontaktus. Taip, tai prašyčiau
norinčius pasisakyti žodžiu, klausti ir Taip, tai aš norėčiau, Mažvydas Misiūnas. Ačiū labai. Iš tikrųjų, čiate rašant klausimus pasimeta mintis, todėl aš norėčiau žodžiu užduoti. Ir klausimas daugiau skirtas, manau, savivaldybės atstovams, kurie, manau, turėtų būti šitam viešajam svarstyme. Jeigu jų nėra, tai reiškia, galbūt tada kažkas kitas galėtų atsakyti. Mes turime dabar situaciją, kad, reiškia, pas mus šiauriniam žvėryne vos ne pasistato pastatas vienas, užsibaiginėja ir jau paraleliai statomi kiti pastatai. Ir dabar, šnekant apie įvairius reikalavimus, reikėtų atsižvelgti ne tik tai į, sakykime, nes vienintelis kriterijus dabar, į kurį atsižvelgiama, tarsi yra, reiškia, gretimi pastatai, jų aukštingumas. Ir pagal tai planuojami kiti nauji projektai. Bet reikėtų atsižvelgti taip pat ir į visą šiaurinio žvėryno, sakykime taip, infrastruktūrą, kokie yra pas mus transporto srautai ir visa kita. Tai klausimas toksai, ar kažkas tai darė šituos, sakykime, iš savivaldybės, ar galbūt su statytojais, darė kažkokius tyrimus, kokia bus ateityje mūsų rajono dinamika, pavyzdžiui, transporto srautų ir pavyzdžiui, užkrovimas, sakykime, tai darželių ir kitų viešųjų įstaigų, nes dabar yra Lūšių gatvė, bus kaip sankirta su Stirnų gatvė, o Stirnų gatvė, reiškia, susikerta su Paribio, o Stirnų gatvė šiuo metu jau yra patapusi taip pat tranzitinė gatvė tarp Narbuto ir Paribio gatvės. Tai mes turime ne tik Paribio gatvės problematiką, kuri yra, reiškia, dabar su Paribio 12 projektų, jinai dar, reiškia, kelis kartus apsunkins, bet dar prisideda ir jūsų projekto apkrovimas, todėl kad vis tiek, reiškia, nors ir nedaug būtų, bet administracinės patalpos, priklausomai kas juose bus, jeigu ten maisto kažkokia parduotuvė ar dar kažkas, tai gali apkrauti labai stipriai tą, reiškia, gatvę ir įvažiavimą į gretimas gatves. Tai ar kažkas darė kažkokius skaičiavimus, kokia bus, reiškia, ateities perspektyva ir ar iš viso naujus projektus statyti mūsų rajone yra pagal dabartinės sąlygas infrastruktūros, ar iš viso yra galimybė. Ar mes, sakykime, neplyšime, nesproksime, nes jau dabar yra visiškas chaosas. Ir antras klausimas, reiškia, ar vystytojas prisideda kažkaip tai prie bendruomenės infrastruktūrinių, sakykime taip, projektų, ar reiškia, kažkiek, visų pirma, ar yra nustatytas kažkoks infrastruktūros mokestis vystytojui ir jeigu ne, tai kodėl? Tai kol kas tokie klausimai. Ačiū. Dėkojame, Mažvydai. Tai pirmą klausimą, kadangi jisai labiau savivaldybei negu statytojui ir projektuotojui, mes įtrauksime į protokolą. Jisai jau yra įrašytas šios transliacijos vaizdo garso įraše ir kreipsimės į savivaldybę dėl atsakymo, tiek ir kiek yra žinoma statytojui ir kiek iš statytojo buvo reikalaujama detaliojo planavimo metu, mes į šį klausimą atsakysime raštu. Dėl antrojo klausimo, taip, be jokios abejonės, Vilniaus mieste yra gana aukšti įmokų savivaldybės inžinerinės infrastruktūros plėtros įmokų tarifai, net ir prioritetinėse plėtros zonose mes turime, pataisykite, jeigu aš klystu, 30 eurų už antžeminio ploto kvadratinį metrą įmoka savivaldybei, skirta inžinerinės ir socialinės infrastruktūros plėtrai ir ši įmoka bus mokama teisės aktų nustatyta tvarka. To antžeminio ploto kvadratinių metrų kiekį, vėlgi matote
matote bendrųjų rodiklių lentelėje virš 1800. Tai, tarkim, tai yra virš 50 000 eurų įmoka būtent šiom reikmėm. Galima papildyti klausimą? Aš Šitoj norėčiau vietoj. dar paklausti, sakykit, tai savivaldybės atstovo nėra šitam viešajam svarstyme. Jeigu aš tarp užsiregistravusių, nes čia kažko net pažįstu, tai prisistatykite, bet jeigu nėra, tai vadinasi. Aš žinokit, kad jau 2 metai, kaip savivaldybės atstovas neprivalo dalyvauti. Anksčiau dalyvaudavo, dabar irgi jie pasikeitė savo taisyklės ir jie dabar mato filmą ir jie dalyvauti neprivalo. Tai jie ir nedalyvauja. Kaip pirmininkaujanti, aš užtikrinu, kad į susirinkimo protokolą ta dalis, kuri atspindi jūsų teikiamus pasiūlymus, mūsų žodžiu vykstančią diskusiją, jinai bus užprotokoluota detaliai ir visi jūsų siūlymai, visi jūsų keliami klausimai medžiagoje matysis ir atsispindės ne tik iš įrašo, bet ir iš protokolo duomenų. Aš norėčiau papildyti Mažvydo klausimą dėl infrastruktūros mokesčio. Galiu dabar pasakyti? Taip, žinoma, prašau. Praeitą pristatymą buvo minima, kad infrastruktūros mokesčių jie bus atleisti dėl to, kad daro tos komercinės patalpas. Tai yra teisybė ar ne? Atsiprašau, patikslinkite, kokias patalpas? Tas komercinės patalpas daro ir dėl to bus atleisti nuo infrastruktūros mokesčio. Tai buvo pristatyta per praeitą viešinimą. Vėlgi, čia tai galiotų tik toje apimtyje, kurioje, tarkim, tiem kvadratiniam metram, kurie yra universalios paskirties patalpų ir tik tai tuo atveju, jeigu tas aukštis būtų didesnis, būtų 3,5. Tai šiuo atveju viešinamuose projektiniuose pasiūlymuose mes to padidinto aukščio neturime ir sąlygų atleidimui, vėlgi tų poros patalpėlių apimtyje neturime, bet vėlgi tai atsakymas, jeigu nesikeis reguliavimas, tai greičiausia ne, nes mes netenkiname sąlygos atleidimui ir bet kokiu atveju ta išimtis tarkim, jeigu ir būtų, tai jinai galiotų porai pirmo aukšto patalpų, o ne visam pastatui. Suprantu, bet kodėl tada buvo per praeitą pristatymą tai pristatyta ir pasakyta? Ir mes dar buvom paklausę, ar tikrai taip? Negalėčiau pakomentuoti, bet kaip teisininkė, tarkim, tą informaciją, kaip yra dabar, aš jums sakau atsakingai. Gerai. Tada kaip teisininkė gal galite pakonsultuoti, jeigu komercinės patalpos po to pardavus keičiama paskirtis, ar grįžtų įpareigojimas infrastruktūros mokesčio sumokėti, ar ne? Matote, vėlgi, jūs klausėte hipotetinio klausimo, kuris nesisieja su projektiniais pasiūlymais. Mes šiuo metu esame susiprojektavę tokias patalpas, kurios tam atleidimui nuo mokesčio prielaidų nesudaro. Tai vėlgi, mano supratimu, neetiška modeliuoti situacijas, kas būtų, jeigu būtų, ypač turint omenyje, kaip dažnai keičiasi reguliavimas. Taip, aš manau, kad mano klausimas yra etiškas, nes tiesiog, jeigu viename pristatyme pasako vienaip, o kitame kitaip, tai gaunasi, kad tiesa slypi kažkur anapus, dėl to, kad priklauso nuo dalyvaujančių pristatyme. Aš jums atsakiau, kaip yra pagal dabartinį reguliavimą, bijodama suklaidinti visus. Vėlgi, aš turėčiau pasitikrinti, koks yra patalpų paskirties keitimo reglamentavimas. Nes kad tokį procesą reikia viešinti, kad tokiam procesui reikia leidimo, aš jums sakau atsakingai, labai tikėtina, kad taip pat reikia ir taip pat to proceso metu sprendžiamas ir
infrastruktūros mokesčio mokėjimo klausimas, bet aš bijodama jūs suklaidinti, jeigu tai svarbu, aš atsakysiu raštu, bet kokiu atveju tas atsakymas labiau bus nemokama teisinė konsultacija negu atsakymas į projektinius pasiūlymus. Nes, kaip ir minėjau, dabar viešinami projektiniai pasiūlymai to prielaidų infrastruktūros mokesčio mažinimui nenumato. Tai, Mažvydai, gali tęsti aš klausimą, o tada po Mažvydo tada pasisakysiu kitais klausimais. Tai ačiū, aš jau uždaviau, jo labiau, kad jeigu savivaldybės nėra atstovo, tai atsakymo taip ir negavau. Tai tada aš tęsiu toliau, jeigu galima. Galite padidinti nuotraukas, kurias aš įkėliau ten tą paveikslėlį? Čiate, kur buvau įmetus ir aš dar buvau paštu išsiuntus šiandien posėdžio metu. Bet čia yra ta pati vizualizacija iš projektinių pasiūlymų. Taip, čia yra ta pati vizualizacija iš projektinių pasiūlymų. Ir jūs teikiate dvi, bet jinai yra viena. Ne, jinai ne vienoda. Čia kairiai pusė. Iš arčiau ir iš toliau. Ne, čia yra kairiai pusė yra vizualizacija, kuri buvo pateikta per gegužės mėnesio viešinimą. Ir dešiniai yra ta, kuri dabar yra viešinama. Ir tas pakartotinas viešinimas yra dėl šitos vizualizacijos. Ir čia aiškiai matosi, kad tikrai tas pakartotinas viešinimas yra ne dėl tvorelės kažkokios, kur yra taip pat parodyta, o dėl to, kad pirmo viešinimo metu pastatas buvo pats sumažintas pagal mastelį. Ir tai vėlgi, šiandieną mes viešiname tai, ką viešiname, kas yra paskelbtas savivaldybės puslapyje ir mes kalbame vis tiek apie Lašų 20. Taip, tai šiandieną, tarkim, žiūrėti į vizualizacijos, kurios buvo pavasarį, nėra jokios prasmės, reikėtų žiūrėti į projektinių pasiūlymų bylos 47 puslapį. Aš tiesiog replikuoju į projekto autorės pasakymą, kad mūsų antras viešinimas yra dėl kažkokios tai tvorelės. Tai va čia mano yra atsakymas, kodėl mes esame čia. Nes ponia Agnė pasakė ne taip. Aš tikrai nekalbėjau apie tvorelę. Aš kalbėjau, kad buvo nedatrauktas pastatas. Va, matote, apie šitą vietą kalba. O čia tiesiog vizualizatorius suprato, kad čia yra sklypo riba, ne čia, o va čia. O mes taip, tiesiog aš taip pražiopsojau, prisipažįstu. Dabar yra aukštesnis parodytas. Tai kur tada teisybė, ta prasme, nes rodomas vizualizacijos ir priimami sprendimai, vadovaujantis jomis. Supraskit, tiesiog čia buvo suklysta. Tai aš nesakiau, kad jis patraukė vieną kraštinę. Jis tiesiog viską sutampė pagal esamas ribas. Tai be abejo padidėjo ir pastatas, kadangi padidėjo visas šitas sklypo riba. Jis buvo neteisingai ją savo įsidėjęs. Tai kaip mums dabar žinot, kad dabar yra teisingai sudėti masteliai, žiūrint į šitą vizualizaciją? Tai dabar vizualizacija turi žinot, kad jisai tikrai turės labai atidžią patikrą, labai priekabę bendruomenę, kuri tikrina kiekvieną vaizdą. Na ir turbūt, kad dėl to galima būtų tikėti. O jeigu jūs matote kažkokių klaidų, trūkumų, tai sakykit dabar, tikrai, jeigu pamatysite po susirinkimo, tai pasakykite po susirinkimo, mes formaliai čia terminais nežaisime, bet tiek, kiek šių projektinių pasiūlymų autoriai tikrino šį aspektą, priimdami vizualizatoriaus darbo rezultatą, tai jie klaidų nerado. Bet mes matome tiesiog, kad pastatas yra iš tikrųjų didesnis, nes mes tada pirmo viešinimo metu ir dėjome pasiūlymą, kad pataisyti vizualizaciją, nes pastatas per mažas pavaizduotas, negu iš tikrųjų. Bet mes ir pataisėme, Taip, dabar mes matome, kad pataisėme ir kadangi
tiesiog jūs kalbėjote, dabar mes replikuojam dabar, nes tada, kai jūs kalbėjote, mes klausėme. Tai gerbiamoji Ieva, jūsų pasiūlymą šiuo požiūriu atsižvelgta 100% ir dėl to šis viešinimas ir kartojamas, kad tokio pobūdžio klaidų nebūtų. Tada norėčiau, antras mano klausimas, tai yra tiesiog, kadangi ir kai dalyvavau detalaus plano svarstyme, kaip pirmo projektinių pasiūlymų pirmos versijoje viešinime ir dabar, jūs vis tiek akcentuojate, kalbėdami apie esamą būklę, kalbate, kad vyrauja dviejų tipų užstatymas ir medinė apleista blogos būklės architektūra. Tai vat mes labai norėtume, kad jūs vis dėlto bent į protokolą įtrauktumėt realią padėtį. Aš nežinau, ar jūs buvote mūsų teritorijoje, kiek medinių namų jūs ten suskaičiavote. Per visą, sakysim, tą teritoriją praėjus yra maksimum 3 mediniai namai ir jau visai normalios būklės. Bet kai būna, iš pradžių vis tiek planavime, tiek po to projektavime, pradedam nuo esamos būklės analizės. Ir tiesiog, aš gal ir ranką pakėliau tada, kai ponia Agnė pasakė, kad esama būklė yra tokia ir vėl tą patį kartoja, kad medinė architektūra pasenus. Aš nesakiau, kad būklė prasta. Atkreipti į tai dėmesį. Ne, buvo pasakyta, kad yra vienbučiai, dvibučiai namai. Ir, gerbiamoji Ieva, mes tikrai neturime ginčo dėl to, ką mes matome eidami šioje funkcinėje zonoje. Ir jeigu jūs pageidaujate kažkokio kitokio funkcinės zonos aprašymo esamos būklės analizėje, mes vieną kartą jau aprašinėjome detaliajame plane, galime dar kartą pakartoti tą aprašymą ir projektiniuose pasiūlymuose. Tai jeigu jūs pageidaujate kažkokių konkrečių formuluočių šioje projektinių pasiūlymų byloje apibūdinančių esamą būklę, parašykite ir mes jas įtrauksim. Gerai, aš lygiai taip pat, kaip ir detaliam plane svarstyme, norėčiau, kad tai nebūtų, kad būtų išbraukta formuluotė, kad tai yra daugiausiai medinė esanti apgailėtinoje būklėje. Nes tai yra netiesa. Aš supratau, bet aš pati dabar tikrai nesakiau tokio sakinio. Galbūt aiškinamajame rašte tai yra. Atsisuksite įrašą, galėsite paklausyti. Aš užsirašiau vienai jūsų žodžius, jeigu reikėtų pacituoti. Toliau trečias klausimas, kurį norėjau aptarti, yra ugdymo įstaigos. Savivaldybė jūsų prašė atlikti analizę, ar tik tai išvardinti, kokios mokymo įstaigos yra toje vietoje? Palaukit, to jau pažiūrėsiu. Nes jūs kaip paminėt, kad prašyti į poreikį. Dėl poreikio, tai nurodyti esamas ugdymo įstaigų lankymo galimybės, susijęs su projektuojamų būstų skaičiumi, išnagrinėti galimybę numatyti ugdymo įstaigų veiklai tinkamas patalpas pirmose pastato aukštuose. Tas ir buvo, kiek mačiau aprašyta aiškinamajam rašte, kad pagal poreikį techninio projekto stadijoje, ta prasme taip, čia įjungus šitas patalpas būtų galima įrengti vaikų darželio grupės. Pagal poreikį. Aš supratau, nes kai aš skaičiau projektinių pasiūlymų medžiagą, tą, ką jūs papildėte, darydami antrą tą versiją, tai jūs tik tai surašėte, kokie yra ugdymo įstaigos pas mus, ir kaip jos pasiekiamos. Bet... Ieva, jeigu galima, aš dar papildysiu, nes nesusilaikiau irgi. Tai jo, dabar pristatyme buvo pasakyta, kad savivaldybė neva pasakė, kad reikia padaryti analizę. Apie tą analizę buvo lygiai 3 žodžiai, reiškia. Tai galbūt vis dėlto tas klausimas, kurį aš uždaviau visų pirma, kad, reiškia, ar daryta platesnė biškiuką infrastruktūros analizė.
Tai, reiškia, vadinasi, jūs kažką turėjote daryti, jūs įpareigojo. Ir dabar mes žinom, kad sužinom staiga, kad, reiškia, kad pirmam aukšte, reiškia, administracinės, reiškia, patalpos turėjo būti tarsi kaip ugdymas surišta kažkas. Ta prasme, pakomentuokit arba tada iš viso neatsakinėkit, savivaldybei palikit šitą klausimą. Ačiū. Gerai, atsakysime raštu tada iš šitą klausimą. O aš tada, sakysime, pabaigus savo būtent apie ugdymo įstaigas, tai tiesiog norėčiau pasiūlymą jums pateikti žodžiu. Jeigu reikia, aš galiu ir po susirinkimo jį išdėstyti raštu. Tai yra, kad būtų atlikta analizė, tai yra ne tik tai nurodyta, kokios yra mokymo įstaigos, bet kiek jose yra mokymų vietų, kiek moksleivių galim mokytis vienu metu. Ir palyginti su būtent Šiaurinio žvėryno statistika pagal amžių, tai yra kiek yra moksleivių, mokyklinio amžiaus vaikų. Ir taip pat reikėtų, aš manau, atsižvelgti į tai, kad už poros metų Kunigaikščio Gedimino, Vilniaus Kunigaikščio Gedimino progimnazija, abu filialai yra uždaromi rekonstrukcijai. Tai jų iš vis nelieka. Prasme, jie kol bus rekonstruoti ir padaryti, tai irgi į tai reikėtų atsižvelgti. Nes aš tiesiog nematau tos atliktos analizės. Nes kas iš to, kad mano už 3 namų yra darželis, jeigu aš jį negaliu patekti, dėl to, kad tiesiog rajone yra pagal Vilnius LT yra visa statistika, pagal amžių vaikų. Galima matyti, kad vaikai tiesiog nepatenka į tas vietas, kiek jų yra. Tai va, tiesiog siūlau tokią analizę atlikti. Pasiūlymą supratome, užfiksavome. Man surašyti raštu. Ar užtenka žodžiu? Susiprotokolavome. Manau, kad nėra būtina. Tik tai į šį pasiūlymą atsakinėti gerbiamai Ievai, asociacijai, taip? Galite ir Mažvydą pridėti būtų. Vieną raštą, vieną atsakymą, galite 2. Gerai. Ir tada tiesiog, norėčiau vis tiek replikuoti, nes jūs sakėte apie teisėtus lūkesčius. Aš nesiūlau savo, mes siūlome nubraukti tuos 2 aukštus, padaryti 3 aukštų, kadangi kontekste yra ir nauji pastatai, jie yra visi daugiabučiai 3 aukštų. Naujos statybos, ne sovietinės statybos. Bet jeigu tokios galimybės nėra, tai gal tada būtent pakeisti tą antstatą, to 4., 5. aukštą. Bet jūs minėjot, kad tai buvo daroma, įsvarstoma ir tai netiko. O po to sakote, kad per daug, kaip čia pasakyti, per daug kardinaliai siūlau sumažinti vystytojo, kaip sakant, planus, nes jisai turi teisėtus lūkesčius. Tai aš tiesiog replikuoju, norėčiau pasakyti, kad žmonės, kurie gyvena tose vienbučiuose, dvibučiuose aukštuose, jie irgi turi tam tikrų teisinių lūkesčių, kad niekas vieną dieną atėjęs architektas nesugalvos pabraižyti, kad jų namas bus visai kitoks. Netgi jeigu jis neplanuoja parduoti. Tai tik tai va tokia replika. Kad elgtume sąžiningai ir būtų dialogas tarp vystytojo, tarp vystytojo, architekto, miesto ir tos bendruomenės, kurie ten gyvena. Nes jūs pakeisite jų gyvenimo sąlygas. Ir jeigu, pavyzdžiui, žiūrėti ar Aruodas LT ar kur kitur, kur paduodami vienas kitas sklypas, tai nereiškia, kad tie visi aplinkiniai bus parduodami. Jo labiau, kad regis net šitam pristatymė yra žmonės, kurie ten gyvena ir jie neplanuoja parduoti. Tai aš pasiūlymą jūsų repliką mes užfiksuosime, nuomonę supratome dėl kaimynų interesų apsaugos, vėlgi tiek, kiek mūsų įpareigoja projektavimo normos, tikrai visų reikalavimų yra laikomasi. Na, o tarkim, ta kaita yra, vėlgi tam ir yra teritorijų planavimas, kad jisai indikuotų, kokia čia kaita galima, ko tikėtis kaiminystėje ir kokios, tarkim, tų kaimynų planų ribos. Tai statytojas ir projektuotojas šių ribų stengiasi neperžengti,
Vėlgi dėl tų kompozicinių dalykų, turbūt, kad visų pirma tai yra ir kūrybos, ir autorių teisių objektas, bet jeigu į siūlytojų pasiūlymus pakeisti pastato viršutinės dalies ir apatinės proporcija būtų sureaguota padidinant apatinę dalį, tai turbūt, kad didelio palaikymo nesulauktume. Tada dar iš čiato noriu vieną klausimą perskaityti, kuris yra įkritęs. Klausimą taip, ar galima pakomentuoti, kas yra nurodyta šiaurinėme kampe? Brūkšnys laiptai, klaustukas, berods, kad jų nebuvo. Ar plane kažkas pasikeitė? Ar išlaikomi reikalaujami atstumai nuo tvoros pastatų, kurie toje vietoje yra per metrą? Tai turbūt čia man klausimas, čia turbūt apie šitus laiptus išlipimas iš garažo. Čia yra gaisrinis reikalavimas. Nepakanka vien to išėjimo, kuris yra per laiptinę ir liftu, ir turi būti dar įvertinus atstumus garažo išlipimas lauke, į lauką tiesiai. Tai nuo jo mes laikomės 1 metro atstumo nuo sklypo ribos. Tokie reikalavimai. Ir jie buvo praeitam viešinime, jie tikrai irgi buvo. Tikrai ne naujiena, nes nei garažo konfigūracija nepasikeitė, nei plotas. Norėčiau paklausti, ar nesu netyčia praleidusi kažkokių klausimų iš čiato, iš tų mūsų pokalbių lango? Jeigu esu, tai gal galėtumėt žodžiu įvardinti? Ir taip pat norėčiau paklausti, ar daugiau yra norinčių paklausti arba pasisakyti. Kadangi daugiau neturime norinčių klausti, pasisakyti, dar kartą primenu visiems, kurie rašė pasiūlymus čiate arba sakė žodžiu, kad nurodytumėte savo elektroninio pašto adresą arba čiate, arba architektai Agnei parašytumėte elektroniniu paštu, kuris buvo viešintas, kad mes galėtume jum atsakyti. Ir jeigu daugiau norinčių pasisakyti nebus, padėkosiu už dalyvavimą, padėkosiu už pasiūlymus. Susirinkimo organizatoriai dar, dabar žiūrime, 16 valandą praėjom, tai valandą jau tikrai esame prabuvę šitame susirinkime ir laukti 18 valandos nebeprivalome. Tai 17:47 skelbiu susirinkimą baigtų. Prašiusiems protokolą pateiksime po 3 darbo dienų. Į gautus pasiūlymus atsakysime per 5 darbo dienas. Dėkoju visiems ir viso geriausio. Ačiū, viso geriausio.